mūsų vardu, koks mūsų yra žemiškas. Bet kada mes tik atsiliepiame... Man atrodo, jos greitinti nereikia, o reikia tikrai pajausti šitą šizofreniją. Ta lėtą kalbėjimą, intonaciją ir kaip iš tikrųjų išplautos smegenys yra pasaulyje tiek daug žmonių, kuriem va šitoks atkalbėjimas, jin realiai kalba apie visiškus kliedesius. Pradžioj gal aš dar galvojau, gal jin mėgins čia biškai su realybė susėti kažkokios psichoanalizės, kad čia mums visą laiką reikia nestovėti vietoj, ten tobulėti, žinai, ir dar kažką. Visas šitas dingo per akimirką ir tiesiog 90% dabar yra tiesiog Dievas, čia istorija iš Biblijos kažkuri ir viską. Čia jau yra visiškai full-on išnykusios smegenys sekta. Mes viskas iš kūniško patapom dvasiniai. Mūsų vardas yra kitoks. Ir tai yra nuostabu. Nauja prigimtis, nauja, vardas naujas, pašaukimas naujas, užsiėmimas naujas, gyvenimas naujas, viskas nauja. Parašyta štai, praėjo sena ir atsirado nauja. Bet jūs sutiksit su to faktu, kad daugelis krikščionių gyvena seną, kūnišką, žemišką ir pokyčių nėra. Kodėl? Todėl, kad nesuprantam mes, ką Jėzus iš tikrųjų padarė, kas jis toks iš tikrųjų yra ir kas vyksta dvasioje. Ir šiandien... Man žinot, kas taip spūkiai yra, ten 1000 metų, aš nežinau, ten paimk ir krikščionybę, kai ten verbavo žmonės visus, nieko nėra baisiau realiai turbūt už visišką fanatiką. Ir fanatikų gal banda, kurie tiesiog atrodo, jie tiki, kad Dievas jų pusėje ir tada kitoj barikadų pusėje yra kiti tikintis, kad kitas Dievas jų pusėje. Ir jie ten pjaunas tarpusavį. Nėra vietos jokioj logikai, tu niekada negali reasoninti su jais, tu negali su jais diskutuoti, tu visiškai neprieinamas žmonių smegenis. Visiškai neprieinamas jokiai argumentacijai, jokiai logikai. Ir tokie žmonės, tokiais pamokslais pavergia tūkstančius, 10 000, milijonais. Ir jie tada, aišku, šimtmečius praleido žaginant vaikus ir tas tęsiasi iki dabar. Religija yra nuostabi, ne? Bet jo, ir tada, žinoma, jie užkariauja tautą, žinai, perima jų šventės, jų šventyklas, bet jie yra tas tikras Dievas. Tikras išganytojas kažkoks, kurio mums turim laukti ir klausytis, kuris tikrai egzistuoja, kuriam tikrai jie turi įrodymų. Neturi, aišku, nes tai kliedesys. Bet tikėjimas toks ir yra. Aklas, bet kokia racionaliai tu negali niekaip pasiekti žmonių. Jokio konflikto negali išspręsti žodžiais. Gali pasirinkti ignoruoti konfliktą, bet negali išspręsti jokio klausimo, jokio konflikto. Tai visiškai kitas tas kabutėse mąstymo modelis. Ir tada jie bažnyčia nemoka ten mokesčių daug šalių. Aš nežinau, Lietuvoje tiksliai kaip yra. Kiek jie daug tų privilegijų turi ir kodėl. Nes jie plauna smegenis žmonėm. To neturi būti. Bet kokioje civilizuotoje visuomenėje to neturi būti. Ir ypač kai Seime tiek daug Seimo narių, dar ir Lietuvoje, vadovaujasi šitom nesąmonėm. Jų moralė yra vadovaujama šitų nesąmonių ir kliedesių. Ir jie kai kurie nes Seimo salėje pradeda cituoti kaip argumentą, kaip pagrindimą savo įsitikinimam. Ar jūs įsivaizduojate, ant kiek brutalu ir graudu tai yra? Neturėtų tai būti. Bet tu nežinai, iš kur žmogus susidarė nuomonę. Jeigu jis nepasakytų, kad iš Biblijos, tai tu nežinotum to. Bet mes žinom iš tikrųjų, nes kai kurie net pasako. O daug žmonių nepasako, bet jie savo tos moralus ir panašiai turi būtent iš to tikėjimo ir panašiai, kas nėra teisinga. Ir tikrai neturėtų būti kaip modelis žmonių, kurie įstatymus priminėja visuomenėje, kurioje gyvena. Bet jo, man yra baugu, kiek daug ir kiek populiari vis dar yra ta religija.